Aš esu Gitanas Nausėda, ekonomistas, tai yra toks apibūdinimas man labiausiai patinka. Apie Įkalbėk LT iniciatyvą aš išgirdau visiškai neseniai iš savo bičiulio Tado Langaičio ir manau, kad šita iniciatyva yra viena iš šauniausių iniciatyvų, kokia yra kilus. Tikrai būtent to mums šiandien trūksta. Tiesą sakant, tie, kurie įkalbinėja, galbūt kitą kartą įkalbinėdami ir patys pagalvos apie tai, kad gal užteks įkalbinėti ir pačiam reikia padaryti kažkokius reikšmingus žygius savo gyvenime. Taip kad visapusiškai naudinga iniciatyva ir aš ją sveikinu. Šiandien yra neretai skundžiamasi, kad Lietuvos politika yra vienokia ar kitokia, kad mūsų politikai yra trejetukininkai ir taip toliau ir panašiai. Manyčiau, kad vietoje to, kad skųstumėmės, mes turėtumėme padrąsinti jaunimą, jaunuosius profesionalus, eiti į politiką ir imtis atsakomybės už savo šalį. Todėl, norėdamas padrąsinti tuos žmonės, kurie galbūt šiandien dar nėra tvirtai apsisprendę, bet pagalvoja apie tai, kad galėtų imtis daugiau atsakomybės už savo šalį, daryti tai, netidėlioti rytdienai, netidėlioti poryt ir pamėginti įrodyti, kad gali daryti geriau. Vietoje to, kad skųstumėmės, padarykime geriau. Tai būtų geriausias darbas savo šaliai ir belieka tik padrąsinti.